Biržų gyventojai nuo seno atsargūs linkėdami kam nors skradžiai žemės prasmegti, nes šie žodžiai gali nesunkiai išsipildyti. Visas Biržų kraštas išakytas karstinių įgriuvų, vadinamų smegduobių. Visam Biržų regioniniam parke priskaičiuojama apie 9000 smegduobių. Ne visas tokios didelės, kurias mes pamatėm, įvairaus dydžio, įvairaus amžiaus jos būna, tačiau toks skaičius fiksuojamas ir kasmet jų atsiranda po 10-20 smegduobių įgriūna. Geologų dauba. O čia Lapės ola. Tačiau didžiausia ir įžymiausia Biržų krašto smegduobė vadinama Karvės ola, atsivėrusi prieš kelis šimtus metų. Kalbama, kad taip smegduobė buvo pavadinta todėl, kad į ją kadaise mesdavo nugaišusias karves. Yra ir kitų versijų. Čia ganėsi Mantagailiškio dvaro karvės, ir atėjusi melžt karvės, moteris namie paliko mažą vaikelį. Ir jai paskui girdi, kad vaikelis labai graudžiai verkia, nebaigė į darbo, grįžo namo, pasiėmė ar nuramino tą vaikelį, o jau atėjusi baigt darbo, karvės neberado. Tai va, tokia yra legenda apie Karvės olą. Pasakojama, kad Karvės oloje žuvo dvarininko tarnas, norėjęs ištraukti į plyšį įkritusį pono skaliką. Šiandien Karvės ola, tikras speleologų džiaugsmas, pilnai ištyrinėta. Karvės ola viena tokių senesnių, gilesnių smegduobių, kuri dar ir nesibaigė, turi požeminį urvą ir atsiveria ten požeminis pasaulis gana erdvus. Per metus vien Biržų krašte atsiveria 10 naujų smegduobių, tačiau šio reiškinio niekam taip ir nepavyksta pamatyti. Niekas nežino kodėl, bet dažniausiai smegduobės atsiveria naktį. Iš pradžių girdisi dundesys, kad jį prie namų, kai kurie ten prie verandos buvo atsivėrusi ta smegduobė, išgirdo dundesį. Turbūt tos stambios uolienos, akmenys pirmiausia pradėjo griūti. Ir tada jau pradėjo ir žemė griūti, bet tačiau, kaip sakiau, tų tokių liudininkų nėra, kad matytų visą reiškinį nuo pradžios iki pabaigos. Kada ir kur atsivers smegduobė, niekas tiksliai nežino. Žemė įgriuvo staiga, o jei toje vietoje stovi namas arba automobilis, vietos gyventojai seniai pripratę prie regis didžiulio pavojaus prasmegti skradžiai žemės, linksminasi pamatę ištįsusius atvykėlių veidus. Buvo atvažiavę turistai čia su palapinėm iš Klaipėdos, kadangi jie tam krašte nėra buvę. Moteris išėjo vakare pasivaikščiot, grįžo, aš paskui pasakoju apie smegduobes, jos net vieną tai pakropo, jos sako, mes einam per kaimą ir galvojam, o čia labai turtingai žmonės gyvena, kiekvienas turi išsikasęs po prūdą prie kiekvieno namo, nes kai perina po prūdą. O kai aš pasakiau, kad čia yra smegduobės, tai, jeigu būtų galėję, tai būtų gal kai kas ir išėpiško. Kirkilų kaimo gyventoja Onutė Gružauskienė mielai parodo juos kieme tyvuliuojančius ežeriukus. Pasirodo, esama ir tokių vandens užlietų smegduobių. Paskutinė su visu medžiu prie pat Onutės namo įgriuvo vos prieš keletą metų. Šitas smegduobės yra senus, aš čia gyvenu jau 50 metų daugiau ir jos eidavo į mokyklą ir pro čia jos visą laiką būdavo. Bet būna, kad buvo dvi ten anam krašte, buvo pavyzdžiui dvi ir vieną naktį susijungė, pasidarė dar vieną, todėl kad bet kada gali jos įkristi ir padidėti. O kaip žmonės šalia ugnikalnių gyvena, arba seisminėse zonose, arba ten, kur jų namus bet kada gali užlieti cunamio banga? Į klausimą, ar nebaisu čia gyventi, atsako Onutė. Tačiau nelaimingų atsitikimų vis dėlto būta. Prieš kiek metų čia kaimynų arklys pasismaugė, nesikrito duobė. Va pernai mūsų kaime 3 atsivėrė naujos smegduobės. Unikalų gamtos reiškinį, smegduobes, apžiūrėti tiesiog būtina. Drąsesniems siūlome įsiruošti į kelių dienų žygį ir naktį praleisti palapinėse, kad ir Kirkilų kaime, kur galėsite ne tik smegduobes apžiūrėti, bet ir pagal senovinį receptą išvirtos žuvienės paragauti. Ir tegul neatsiveria žemė po jūsų kojomis.